Akcinė bendrovė Žemaitijos pienas ir jos dukterinė įmonė Klaipėdos pienas Kalėdų proga gavo gražias dovanas iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje metų gaminio apdovanojimų ceremonijoje Seimo pirmininkė Irena Degutienė Žemaitijos pieno atstovams įteikė net 4 medalius. Aukso medaliais įvertinti Nida Snack lydyto sūrio užkandis ir Piknik kepamas sūris. Sidabro medaliu Magija Premium sluoksniuotas jogurtas su braškėmis. Aukso medalį gavo ir Klaipėdos pieno naujasis produktas. Akcinė bendrovė Klaipėdos pienas apdovanotas aukso medaliu už Karkar ledų batonėlį. Tuo labai didžiuojamės ir džiaugiamės. Noriu padėkoti visiems, kurie pirko ir įvertino mūsų naujosius produktus. Akcinės bendrovės Žemaitijos pienas darbuotojams linkiu gražių, sėkmingų, kūrybingų metų ir kad 2012 metais sukurtum naujų, skanių, vartotojams patinkančių produktų ir be abejo su nominacijomis. Na, o nominacijų tikrai bus. Žemaitijos pieno produktai metų gaminio vardą gauna jau 4 metus iš eilės.